Dienos centras būtų labai sunku, nežinočiau, kur mano vaikai yra, ką jie namie veikia vieni ir būtų baisiai, neramu ant širdies, pergyvenimas didžiausias ir viską, ką mano vaikai vieni veikia. Ar ten mieste, ar ten namie, gal namie kas atsitiko, ar ten, pati nežinočiau, kas yra. Tai ant širdies būtų baisiai neramu ir labai jaudinčiausi, kur tie mano vaikai vieni yra. Padeda pamokas paruošti dienos centras, būna ir visokiausios ekskursijos, vaikai kažkur išvažiuoja, kažką pamato, man galimybių nėra, kažkur išvažiuoja tie vaikučiai, jei kokia problema atsitinka, jau padeda įspręsti. Žinau, kad vaikai yra dienos centre, būna ir pavalgę, ir šiltą žiemos laikę, ir viską, paskui po dienos centro jie eina į visokiausius būrelius. Centrą lanko vaikučiai, kurie auga socialinės rizikos šeimose arba mamytės augina vienos, kelis ir 2 ir 3 vaikučius yra auginančios. Yra tikrai gražių šeimų, pavyzdiniai šeimos, bet tiesiog galbūt darbo užmokestis, gal tas minimumas neleidžia jiems tiek. Bet tų išlaidų labai daug iš tikrųjų vaikus išlaikyti. Daugiausia vaikučiai ateina pas mus į dienos centrą nuo 6 iki 14 metų dabar turim. Kažkada turėjom tokių jau vyresnių paaugusių, bet visi baigia tas mokyklas ir išeina iš tikrųjų. Yra baigusių, yra jau ateinančių, kurie ateina pas mus jau dabar savanoriauti jie. O šiemet labai daug turi mažiukų. Ta prasme, nulinukai eina į mokyklą ir jie po mokyklos ateina pas mus. Tai va tokių 6-7 metukų vaikučiai ir jie tikrai labai noriai renkasi, noriai lanko. Skuba pasidalinti savo informaciją gautą ir iš namų atneštą, ir iš mokyklos. Jie tokie atviri, nuoširdūs. Ateina, pasidalina visko ir tada jie tų žaislų galbūt neturi tiek namuose ir to maisto neturi to namuose, juos čia traukia tas dienos centras. Jie, kai kurie ateina, pasisako, kad aš net šiandien nieko nevalgiau. Tai jiems tikrai smagu čia, jie žaidžia, jie mokosi. Jie pasakas skaito ir mes tiems mažiems skaitom pasakas ir kai kurie netgi iš tų mažų vaikų netgi užmiega jie čia besiklausydami pasakų. Daug kas ateina iš tų šeimų socialinės rizikos, tai jie neturi įgūdžių socialinių paprasčiausių. Tai mes mokomės rankytes plauti ir kaip prie stalo elgtis. Ir tie žaidimai ir bendravimas, susėdam ratuku, kad mes aptariam dienos darbus, mokam įvertinti, kiekvienas išieškoti iš savęs ir iš kitų. Kas gero šiandien buvo ir kaip mes elgiamės patys ir kaip su draugais elgiamės, kas gerai, kas nelabai gerai iš to elgesio.
labai gerai būtų turėti kokį dušą iš tikrųjų, nes būna vaikučiai ateina tikrai įvairiai čia mum papuola ir nesiprausę būna, ir kartais ir nuvirsta, ir ateina ir kelnes mes čia skalbiam, iš tikrųjų, ir balas išbraidė ateina. Nu, tai gerai būtų arba iš tos mamytės, kurios neturi iš tikrųjų sąlygų, nes ne visi turi sąlygas to dušų įsimaudyti. Labai smagu būtų, kad turėtumėm daugiau kažkokio finansavimo kelionėms, kažkur nuvažiuoti, kažką pamatyti. Per metus dienos centre apsilanko iki 30 vaikų. Ir vaikai dienos į centrą ateina kiekvieną dieną ir būna 6 valandas nuo 12 iki 6 valandos. Pagrindinis finansavimas, kurį mes gaunam, yra iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų dienos centrų programos. Ir to finansavimo užtenka mums auklėtojams, 2 auklėtojams atlyginimui, vaikų maitinimui šiek tiek, aišku, to nepakanka. Ir labai mažai yra pinigų veiklai. Tikrai vaikų yra, kurie turi didelį polinkį ir gabumus menui, muzikai. Ir tiesiog po pamokų jie neturi galimybės lankyti būrelius, už kuriuos reikia susimokėti. Todėl ieškom pinigų tam, kad vaikai galėtų lankyti būrelius po pamokų, meno mokyklą, šokius, sporto užsiėmimus. Didelį indėlį prie finansavimo prisideda organizacija Gelbėkit vaikus, organizuodama įvairias akcijas, rengdama įvairius projektus, kuriuose stengiamės visuose sudalyvauti. Iš tikrųjų buvo ne kartą tokia iškilus grėsmė, kad dienos centrui ar jam būti ar nebūti, bet tada pagalvoju, kur tada tėvai dėtų vaikus, kai reikia išeiti į darbą, arba tiesiog jie neturi tinkamų sąlygų namuose. Tai kaip ir paklausėm tėvų, ką jūs tada darytumėte, tai sako, nežinau, ką jie darytų. Tai ir aš nežinau, ką jie darytų. Jie turbūt arba būtų tose sąlygose, arba tikrai dalis patektų gal net ir globos namus. Vaikai patys sako, vesk mane mama į dienos centrą, ten mane mokina nesikeikti, ten skaniai duoda valgyti. Dalį mums lėšų jau kai labai būna blogai dienos centrui, tikrai dėkingi skiria savivaldybė, bet tai sudaro tik tai pusę pinigų tiek, kiek mums iš tikrųjų reiktų. Dar pusę pinigų, jeigu mes tiek, kiek dabar gaunam, turėtume dar tiek, tada dienos centras galėtų pilnai vaikus užimti ir vasarą, tada vaikai galėtų lankyti būrelius. Ir šiai dienai mes kiek turim susiradę rėmėjų, tai 3 vaikai gali pilnai lankyti būrelius. Bet mes dar turim 5 vaikus, kurie tikrai norėtų, bet neturi galimybės lankyti būrelį. Mums iš tikrųjų labai trūksta pinigų tai ugdomajai vaikų veiklai. Ne visi vaikai, kurie lanko būrelius, jie pirmiausiai turi norėti juos lankyti, ne meno mokyklą, muzikos mokyklą, sporto būrelį, bet yra tikrai dauguma vaikų, kurie jie nežino, ko nori. Jie tikrai kažko nori, bet jie nežino, ko nori. Ir kad padėti jiems sužinot, ko jie nori, tai veiklai mes visiškai neturim pinigų.
jeigu į dienos centrą ateitų vieną dieną visi vaikai, kurie, 30 vaikų ateitų į dienos centrą, aš nežinau, aš net neįsivaizduoju, kaip jie čia sutilptų. Stovėt galėtų. Bet tai tada yra ieškom išeities, tada ieškom išeities taip, kad vaikai, didesnieji vaikai, surasti jiem veiklą, jie tada eina lankyti būrelių, bet už tai neturim už ką sumokėti. Tėvai irgi neturi už ką sumokėti, tada mes ieškom kažkaip, kaip padengti tos jų išlaidas. Nes jeigu jie ateitų į dienos centrą, jie čia nebetilptų, tada jiems reikia išeiti į gatvę.